Gomukasana, vidinės kojų rotacijos poza, kurios metu mes tiesiog pačioj pradžioj užkryžiuojam kojas. Jau nuo šito taško ir mes vesim kojytę link klubo. Bet nuo šito taško jau kai kuriems žmonėms gali darytis sudėtingiau netgi čia koją atstumti. Tokiu atveju tiesiog žmogus bus pasilenkęs į priekį, ilsėsis čia. Tie, kas gali keliauti toliau, dešinys klubas, šituo atveju mano dešinėje sulenkta viršutinė yra koja, mes leidžiam jį žemyn ir savo pėdą keliaujam atgal link klubo. Tai yra poza, kurios iki jogos praktikos mano gyvenime aš jos nepadariau. Mano klubam buvo visiškai tai misija neįmanoma ir dabar tai tapo įmanoma grinai per jogos praktiką. Tad po truputėlį. Čia Gomukasana, kelis nebūtinai bus taip arti vienas kito. Jeigu pernelyg intensyvu, galima sumažinti kampą. Štai taip. Arba keliauti visiškai gilin. Rankas padedam ant puspadžių, užmerkiam akis ir kvėpuojam, būnam čia. Su iškvėpimu lenkiamės į priekį, kaip tolimesnė versija, dar labiau restauratyvinė, raminanti ir gilinanti į klubus įėjimo pozą. Šitą rankų ir kojų geometriją, kada mes apkabinam savo puspadžius, delnais, sukuria tam tikrą komfortą, kur mes esame savo erdvėj, kūno šitoje geometrijoje yra labai saugu, labai gera. Ir iš tikrųjų šitą modifikaciją, kuri retai kada būna jogos vadovėliuose, yra mano rekomenduotina, nes labai gerai ant sistemos jaučiasi. Pajuskit. Net nebūtina lenktis į priekį. Arba jau pagal vadovėlį, pilna versija, kairė ranka keliu aukštyn, už nugaros, dešinė už nugaros, įkvepiu, sukabintos rankos arba ne, iškvepiam ir lenkiamės į priekį. Su įkvėpimu kylam aukštyn. Poza, kuri nuostabiai tinka ritualam, vakarui ir vidiniam jaukumui. Malonaus.